Šioje mokykloje mes susidurime su tokia sritim kaip inžinerija. Mes sprendžiame įvairias problematikas, kuriuose turime rasti sprendimo būdą ir jas pritaikyti realybėje. Man įdomiausia pati visa praktika, gaminti kažką, daryti, tirti, bandyti, sekasi, nesiseka, išvadas visokias ir tarkim, kai einame, turime atlikti visokius cheminius tyrimus ar fizikinius, tai ta būtent dalis labai patinka. Ir vaikams, sakau, ir tėvam, ir kolegom visada užduokime tokį klausimą, kas yra inžinieriai vis tik. Tai kur ta pridėtinė vertė kažkokia prie bendrojo ugdymo? Vienas dalykas tai labai gilus žinojimas tiksliųjų mokslų, gamtos mokslų dalykų, IT dalykų, bet žinojimo vien nepakanka, reikia išsiugdyti kompetencijas ir pirmiausia šalia tų mokslų eina labai stipri kūrybinė kompetencija, todėl kad inžinierius tai yra kūrėjas. Mes sukūrėm savo bendrovę, kurią testavome respublikiniu mastu konkurse, kuriame užėmėme 2 vietą, kas tikrai buvo daug ir gavome prizų tokių kaip alumni lyderystė, kad esame lyderiai, mūsų produktas tapo atitinkantis visus Europos standartus. Čia mūsų chemijos laboratorijoje vyksta ne tik laboratoriniai darbai, bet įvairiausi inžineriniai procesai, tyrimai, kur mokiniai jau pasirinkę savo darbą individualų, tyria inžinerinius projektus. Pagalvojom su draugais, kad būtų galbūt fainai turėti mokyklos kiemelį tokią vietą, kur galėtumėm išeiti lauką, pabūti su draugais, pasėdėti, praleisti galbūt kokį laisvą laiką. Ir pagalvojom, kad galbūt būtų smagu padaryti kokią nors pavėsinę. Konsultuodamiesi su VGTU dėstytojais mokslininkais, tai dabar kuriam projektus, bandom tą vizualizaciją įgyvendinti, kaip turėtų atrodyti ta pavėsinė. Jau 2 metai bendradarbiavim su Vilniaus Gedimino technikos universiteto nuotolinio mokymo platforma Ateities inžinerija. Jinai mums yra labai svarbi kaip mokytojams ir moksleiviams, tai yra dėstytojų, kvalifikuotų specialistų parama, pagalba savo žiniomis. Toliau mes iš jų galime užsisakyti ir gauti tam tikrą matavimo įrangą, tarkim, oro kokybei nustatyti, pastato šiluminiai varžai nustatyti. Toliau moksleiviai susipažįsta plačiai su įvairiomis inžinerijos specialybėmis. Mes galime nuvykti pas juos, dalyvauti jų kūrybinėse dirbtuvėse, taip pat, kadangi mūsų daug moksleivių ten dalyvauja, gali atvykti pagal mūsų sutartą grafiką dėstytojai čia, konsultuoti mokinius jų veiklose. Per 3 savo mokymosi metus šitoj mokykloje aš turėjau kol kas 3 projektus. Pirmas metais mes dirbame su moliūgais, 2 metais turėjom šviestuvą naują išrasti, o 3 mes turėjom pasirinkimą ilgalaikį projektui, pagal savo nuožiūrą, ko mes norim, kas mumis traukia labiausiai. Tai aš pasirinkau šildomą rūbą. Jis susijęs yra ir su biologija, ir su fizika, ir su programavimu. Tai apima visas sritis ir yra įdomu. Ta inžinerija truputėlį, pažiūrima iš įvairių krypčių. Nuo maisto technologijų, elektros inžinerijos, iki medijų, iki garso inžinerijos. Turime iš tikrųjų daug laisvės. Aišku, su laisvė mums būna ir labai daug atsakomybės, tai mums reikia patiems pasiruošti, susigalvoti būtent ką norime tirti, kokių mums prietaisų reikės, mokytojai aišku mums padeda, pataria, tačiau daug darbo tenka ir mums patiems. Mano atveju tokios galimybės nebuvo, bet aš labai žvelgiu į priekį, kad mūsų vaikams tokia galimybė atsirastų. Labai dažnai yra sudaromas klaidingas įspūdis, kad inžineriniai mokslai reikalaujantis daug fizikos, jie labai sudėtingi, reikalauja daug žinių, bet labai retai kas pasako, kad apie 60–70% žinių atsiranda būtent per tiesioginį darbą. Ir tai suformuoja ir kompetencijas, ir atitinkamus įgūdžius. Jau 4 metai, kai mes einame tuo keliu. Ir labai džiugu, kai matom rezultatus ir tada, aišku, tas noras yra eiti tuo keliu, kai matai rezultatus ir
tada visas kolektyvas taip pat įsitraukia, nes tas darbas yra ne vieno žmogaus, ne grupė žmonių, o viso kolektyvo darbas. Ir tai rodo, kad mes visi susitelkę siekiam to tikslo ir tas tikslas jau tikrai yra arti.